Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e. Sveiki, mėly bičiuliai. Šį kartą pasimokysime, kaip apginkluoti didelės gumas. Vėl esam pilnoj valti. Sveiki. Čia etatinis mūsų guru, dar vieną burtų parodys. Taip. Kaip elgis su tom didelėm gumoms. Iš tikrųjų viskas smagu, mada, dabar didelės gumos, geros lydekos, bet kiek darbo ten prie jų. Aišku, jūs visą laiką galite ateiti į parduotuvę pas mus ar kažkur kitur, nesvarbu, nusipirkti tokią sistemėlę, ar tokią va. Arba tokia va savo gėrą. Gamina dabar daug kas. Taip, yra jų begalė, bet iš tikrųjų yra labai smagu pasidaryti šitą dalyką pačiam. Taigi... Svarbu ir pigiau turbūt. Ir pigiau. Va, yra mano paruošta guma. Šį kartą parodysiu, kaip paruošti ant tokio švinuko. Spiruoklį, taip. Taip. Imam švinuką. Irgi jos gamina daug gamintojų iš tų čia. Yra valas, pavadėlinė medžiaga. Pavadėlinė medžiaga, jo. 7 kelių gyjų būna. Čia yra 7 iš 7, 1 iš 19 čia. 49 turbūt, ne? Čia bendrai sudėsliktis. Taip, 7x7. Taip. Minkštas pavadėlis, iš tikrųjų labai smagus. Va, ir imam užspaudėjus. Dabar aš gal čia neparodysiu jų. Yra tokie vamzdeliai. Spaudžiame. Turime jų daug. Bet klausimas dabar, iš karto Elgi paklausiu, aš kaip pats bandžiau daryti, pirmas, o kaip parinkti diametrus dabar žinot, kokiam pavadėliui kokios tinka? Jų yra įvairiausių. Nes jų įvairiausių dydžių. Įvairiausių, bet kaip skaičiuoti yra? Nusiperki ir žiūri. Va. Jeigu netinka, tada kitą nusipirki. Matai, tada dar trečią nusipirki jo. Šitas jau netinka. Va. Taip. Žodžiu, įvairių reikia Taip. Va, ėmiau spaudėją. Taip. Kišė. Taip. Perkiši, tada imam švinuką. Jo, čia šitą galvakablį, čia yra papildoma kilputė jam. 2 kilpos yra, taip. Taip. Kišam. Taip. Kišam vėl. Taip. Ir aš tada, kad nekabintų šitas galiukas, ane, aš jį įkišu į čia. Į vidų, vėl. Trečias. 3 būna įkišimai jo. Taip. Va. Va, matot? Aha, įdomu. 3 įkišimai ir tada pritraukiu iki prie pat prie galo. Patinės kilputės šešio. Taip. Ir tada paimu replės. Būna ir specialios, būna čia reikalingos. Čia yra darbinės. Va. Ir gražiai užspaudžiu. O kaip dabar žinot, kad laikys tikrai, kad ar gerai užspaudė? Va, užspaudžiu iš abiejų pusių. Va. Ir tada duodu tau patikrinti. Nu, bandysim čia. Mes pažiūrėsim, ar nechaltūrina čia. Nu, gerai likti. Va. O dėl ta kilputė yra, kad valo jinai nekabintų, ne? Kad nekabintų, jis jo, jeigu bus taip, jo. Va. Nu, primtai atrodo, bent jau aš nenutraukiau, 94 kilai neįveikia. Tada pasiimu ir atsimatuoju ilgį. Taip. Visą laiką pasimatuoju ilgesnį. Geriau nupjauti biškį, negu tau pritrūks. Pritrūks, taip. Taip. Tai kiek maždaug tu atsimatuoji taip jau, kad aš atsimatuoju, va, praktiškai iki uodegos. Aš geriau numetu. Gerai. Tada nukerpu. Su replytėmis patogiai kerpasi labai. Taip. Ir tada nesuku aš iš karto galvakablio į gumą, nes bus nepatogu daryti. Atsimatuoju, kur bus mano pirmas kabliukas. O kabliukų 2 bus čia, ne? 2. Jo, didelė guma. Va, palaikyk biškį. Aha, kurioje vietoje turėtų būti tas kabliukas dabar? Va. Ne taip, laikyk taip, kad matytųsi. Gerai, už priekį ir už galą. Nu gerai, taip. Va. Ir pirštus pakelk į viršų. Taip. Va,
ir aš pamatuoju. Maždaug iki čia. Tai kurioje vietoje gumoji, va, tai pasakyk praktikos. Gumoji turėtų būti pirmas kabliukas arčiau kūnelio, Kūnelio, kitas prie o uodegos. kitas va čia. Va. Bet ne ant uodegos užėjt, kad taip. Ne, jokių būdų. Gerai. Taip, tada kišu vėl vamsdelį iki šitos vietos. Va. Tada Čia ta vieta, kur bus kabliukas, ne tas vamsdelis, ar ne? pirmas jo. Pirmas. Tada kišu vėl. Taip. Va. Va. Kilpa Antras. didelė, ne? Bet prieš kišdamas paimu kabliuką. Ai, va, gudrybė. Ir norėjau paklausti, Va. tai kaip čia tas kabliukas? Jeigu galima naudoti smeigtuką, Taip. kad įsmeigt į gumą. Jo, kad kabliukas geriau. Bet aš naudoju įsmeigu patį kabliuką. Neišdrasko gumos. taip. Ne. Va, tada kišu vėl atgal. Susilyginu maždaug. Va. Taip, ane? Taip. Ir tada vėl kišu dar kartą. Perkišu jį vėl čia. Va, žiūrėkite, tada man gaunasi va tokia sistemėlė. Tai, kodėl man reikalingas ilgesnis Ja, ant surišimų išeiga. Pavadėlis, nemažas. taip. Išeiga yra. taip. Va, pritraukiu, Dabar spausta, ne, irgi. spaudžiu. Va. Ir toliau dedu paskutinį kabliuką. Vėl dedu užspaudėją, Vamsdelis. vamsdelį. Netinkamas. Turi vos lyst ar lengvai turi lysti? Turi lengvai lysti. Imu kabliuką Taip. ir Irgi tas pats. Jo? Vėl. Du prakiši. du prakišimai. Ir kampuką šiek tiek užkišu. Jo, Aš tai jį jau to pačio. sulenkiu su pirštu. Gal jums nelabai matosi, man tai labai gerai matosi, Daliui taip pat. Va, Čia papasakosim. taip, va, Va. sistemėlė paruošta. Nu, Kiek dar ne, mums tai? Dar reikia spausti. Neužmiršti. Dar reikia spausti ir reikia uždėti. Kiek mums tai užtruko? Reikia dar kokybės kontrolę visada pažiūrėti, to ne? Ne, nieko neveikia. Kokybės kontrolė įvertino padėtį gerai, ne? Nu, Taip. kokybės žvejybai įvertins, bet panašu, kad gerai. Va. Tada imam, sukam. Čia galima dėti paprastą spiruoklę, va tokią va. Be svorio, galima svorį dėti atskirai. Svoris, kai reikia, kad panertų, ne, trupučiuką. Taip. Jeigu nedėt svorio, tai kur gaudom visai paviršiais, 10 cm, ten 20 gilio Taip. pratrau. Va. Sukam. Va. Įsukam. Taip. Imam kabliukus. Veriam. Sireguliuojat, kur jums patogu. Smeigiat. Va, turim. Ir sistemėlė jūsų paruošta. Čia taip, jeigu taip žiūrint labai paprastai, tau užtenka. Tai visada. Smeigi ir smeigi. Va, Va. paprasta. Ir lydeka užkibus, aišku, išplėš tą sistemą, trauksiu gumą atskirai, kad daruos žuvis greičiausiai. Jeigu nebus užrėjus, tai bus. Bet galima padaryti ir gražiau, kad abu kabliukai. Galima, va. Tam yra smeigtukai tokie. Yra tokie smeigtukai. Jie prasiskečia. Ir tada mes galim dėti tą kilputę, kuri padaryta specialiai, kad laikytųsi galvakablis. Va, labai lengvai užsideda. Vienas. Ir
Antras. Va. Ir galima susmeigti ir gražiai parodyti. Ir susmeigiam. Va. Smeigiam. Ir tada mūsų trišakis kabo laisvai. Aišku, tada daugiau šansų yra užkabinti. Bet galbūt ten teoriškai žuvis pasikirs gali geriau, kai taip būtų trišakiai kadaroja, kaip wobleriai. Va. Va, prašau. Žodžiu, įmanomas toks variantas, čia viso labus mėgtukų pakelis, ne problema, čia nusipirkti. Ir Tai va, galima sutaupom daryti nemažai taip, pinigų. galima daryti taip, kaip jums patogiau. Taigi tokius paprastus mūsų paprastas pamokėlės, paprastas praktinės gudrybės. pamokėlės. Norėsit, ateikit, padarysiu, Pilna valtis, pasalgė. įsirinksit visus kabliukus, įsirinksit pavadėlius, užspaudėjus, aš jums viską vietoj padarysiu. Aš noriu paraginti kanalo bičiulius, jeigu kyla kažkokių klausimų, noriu, rašykite kanalą mums per tiesiogiai YouTube, per Facebook kanalus, klauskite ir jums bus atsakyta. Dėkui bičiuliai, neužmirškit prenumeruoti ir iki susimatymo. Ačiū. Iki. Pilna valtis. Viskas, ko reikia tavo sėkmingai žūkliai ir nuo kranto, ir iš valties. Susisiek su mumis Facebook'e ir Instagram'e.